Australijos doleris savaitinis grafikas. Matom, kad praeitą savaitę sugadino pilnai tą raudoną scenarijų, jo, neišvažiavom mes į apačią, važiuojam vėl į viršų. Galima pafantazuoti apie kitą variantą, bet vakar, kai prognozavau drausmį, pasakiau, kad man Australas dabar nesuprantamas, ką jisai čia daro, išdarinėja, taip, todėl nefantazuosiu. Pamatysim. Bet teoriškai, pagal techninę signalą, jo, jeigu mes 2 kartus čia nesugebėjom nuvažiuoti žemiau 1.50, taip, tai greičiausiai mes testuosim antrą kartą jau 1.06, kad važiuosim kažkur tai į viršų čia. Tai ir savaitinė trendinė gali būti pramušta, tada grįžimas prie pramuštos ir važiuojam toliau į viršų. Taip. Dieninis. Dieninis vėlgi buvo čia nebaigtas ciklas, nenuvažiavom. Jeigu nuvažiuotume apačią, tai čia aiškus pramušimas būtų. Taip, bet kol kas mes važiuojame į viršų ir tokį jau mažesnį korekcinį trenduką, jau davė mums 2 taškus, taip, galim jau pastatyti. Ir į mažesnį periodą mes ten figūrą pamatysim, bet kol kas didesnis toks periodas, taip, duodama tokį korekcinį trenduką ir važiuojame į viršų. Iki kur, dieninis rodo o tokį lygį gražų. Tokį gražų lygį duoda, taip, 1.044444. Gražus lygis ir čia galimas pardavimas, aišku, prieš trendą, stop lossas čia 2 variantai, arba užrašytų ten apie 40 punktų, arba teisingas 220 punktų, taip. Čia dieninis periodas, nieko nepadarysi, taip, nuėsim mažesnį, kokį ten galbūt bus geresnių sandorių, pirkimas, vėlgi, pirkimas yra lygis 0.300 bus, taip, jeigu dabar grįžinėja, arba 0.330 kažkur tai bus pirkimas, irgi neblogas toks lygis pagal dieninį. Einam į ketvirtuką. H4 periodas, tarp kitko, Natalija pirko čia? Nepirko? Pas faktum, mes kalbėjom čia. Turėjo daryti to čia. Geras sandoris, ja? Buvo. Nors pirkimas ir čia buvo, gerai. Dabar, ką mes turim? O čia vakar aš mačiau, žiūrėjau čia ir pasakiau, kad nesuprantu, aš Australo, nežinau, ką jisai čia daro, ką išdarinėja ir taip toliau, nors iš tikrųjų čia viskas aišku, čia vakar tingėjau statyti sandorį su Australo, taip, viskas aišku ir turim trenduką, augantį, taip, nebaigtas ciklas ir čia jau irgi reikia koreguoti pagal mažesnį periodą, mes turėsim tą koregavimą, taip, dabar šitą liniją galima trinti, jinai nebus mums aktuali, dabar aktuali gal bus tokia linija, jo, šitas taškas sujungtas su šituo, turim simetrinį trikampį, kažkur tai mušim, kur klausimas, jo, jeigu mušam į viršų, tai pas mus antras tikslas sutampa su projekcija, tai čia, pardavinėt gal ir nepatarčiau, nes vis dėlto pramušta figūra, bet patarčiau uždaryti čia take profitą, jeigu eisim pagal pramuštą trikampį, jo, arba jeigu mušam į apačią, tai mūsų tikslas irgi antras tikslas, tai kažkur tai 1.309, jo, ir, sakysim, čia pirkti patarčiau, nes pagal trend, augantis trendukas, taip, to labiau matėm savaitiniam tendenciją į viršų daugiau negu į apačią, taip, dieniniam tendencijai į viršų reikia pabaigti ciklą, nuvažiuoti čia, jo, tai pirkti pagal trendą viskas tvarkoja galima, ne? Vėlgi, kaina kažkur tai bus, priklausomai kada ateis, jo, maždaug prie 3.00 plus minus, jo, stebėkit kada ateis, stop lossas už spigliukų linijos, maždaug 2.80 turi stovėti stop lossas, 2.77, 75 kažkur čia. Priklausomai, kur eisit, jo, tai profitas pirmas apie 60 punktų, antras 120, 130 punktų. Laukiam pramušimo. Jeigu nuvažiuoja į viršų, grįžimas prie pramuštos, kaip tik turėtų sutapti su linijų susikirtimu ir čia pirkimas ir iki penktadienio dar galima prikelti, yra vietų manevrams, penktadienį bedarbystė, žiūrėsim, ką parodys. Ja, vėlgi,
per visas valiutas galiu kartuoti, taip, kad atkreipkite dėmesį, fundamentas dabar daug svarbesnis negu technika ir bet koks techninis sandoris gali būti iškart sugadintas fundamentu. Tai yra arba uragano pasiekmės, arba fondinė rinka rytoj atsidarys Amerikos, New Yorko, taip, gali duoti pasiekmių, taip toliau. Valandinis periodas. Va, jisai gražus trendas. Vidinė trendinė linija, pasiekta, viskas tvarkoj, taip, ir dabar, jeigu mes grįžinėjom, tai pagal H1 periodas pas mus pirkimas 0,340, taip, arba pagal spigliukus, pagal spigliukų liniją galimas 0,328, bet šitas užlindimas, mes jo negalim ignoruoti, mes turim su juo kažką irgi daryti, todėl projekcija į ir paskutinis galutinis variantas, kur pirkti, tai bus 1,0309. Stoplosas šitoje situacijoje irgi pakeisim biškį liniją. Stoplosas šitoje situacijoje už šitos spigliukų linijos ir už lygio 0,290. Tai lygis 0,290. Tai kažkur tai 86, 82 gali stovėti pas mus stoplosas. Taip, o kur pirkti? 3 variantai. 0,340, 0,328, 0,309. Parduoti. Labai graži vieta. Valandinis periodas 0,397. Labai graži vieta. Stoplosas 20 punktų, profitas iki minimum 50 punktų, labai gražiai tvarkinga vieta. Taip. Dar vienas iš variantų, kuris gali sutrukdyti, aš labai dažnai tarpkit, kai ignoruoju tokius viršūnės, kai matau gražų trendą, nežinau kodėl, įpratis toks. Tai turėkite omeny, kad būna tokie variantai. Jo? Dabar, kaip tik, tos dvigubos viršūnės, sakysim, linija dirba ir grįžimas 3,337, taip, toliau jau reikės pramušinėti, jinai trukdo. Vat klausimas, jeigu mes iki apačios neeinam, tai dabar pramušinėsim, nebaigtas ciklas, dabar pramušinėsim, taip, tai mums vat, tos viršūnės sutrukdyti gali ir grįžimui normaliam gali sutrukdyti šitą vat, oranžinį dabar liniją, padarysiu storesnį, taip, ir tik profitas turėkite omeny gali būti mažesnis. Nors šiaip planas, huliganos, fantazijos darom. Čia. Važiuojam dabar į apačią, iki kur? Iki čia, 3,50 kažkur tai, jo. Važiuojam į apačią. FIBA čia yra pas mus. FIBA yra, o 50. Važiuojam link 50, po 50 atšokstam, važiuojam link trendinės linijos, čia atšokstam iki 23, čia mušom iki šitos linijos, taip, korekcijos, atšokstam iki medianos, grįžimas prie korekcijos ir tada jau ramiai važiuojam į apačią. O, tokia fantazija. Irgi paliksiu pažiūrėti, man įdomu, bus vykdyti ar ne. Gal reikėtų čia biškį su valandom pasižaisti. O, kažkas tokio. Traukiam. Na, kažkoks įdomus važiavimas į apačią Australų. Nenorėjot. Na, bet čia per visas valiutas jaučiu, jo. Doleris važiuoja. M15 periodas irgi. Matom, kad pastaruoju metu Australas neapsisprendęs labai su važiavimu savo, taip. Ir jis nežino, ką daryti, o mes to labiau nežinom, ką su juo daryti. Todėl dirbom
pagal faktą, jokių ilgalaikių planavimų, gavom judėjimą, atidirbom, viskas tvarkoja. Ja? Gavom pramuštą simetrinį trikampį, pardavimas, taip, pagavom grįžimą į kanalą, pirkimas ir taip toliau. Dabar laikas gaudyti korekciją, bet matom, korekcija buvo, 23, 4 ar 5 kartus duodavo atšokimą ir nepratėsi judėjimą. Aišku, kad mes važiuojame į apačią, paimti papildomų jungų. Vienas iš variantų, tai 50 papildomas jėgas, taip. Antras iš variantų, tai va čia pramušta šita mediana, tai gan žemai 3.30 kažkur. Tai. Nu, gal. Nu, kur judėjimas prasidėjo, taip. Nu, linijų susikirtimas 3.33. Irgi graži vieta, galimas pirkimas. Šiandien viskas, kita apžvalga, kitą savaitę antradienį. Ja? Arba gal penktadienį pats užrašysiu, įdėsiu į YouTube. Ačiū uždėmesį. Visą geriausią.